Sveiki, mėlyjeji mūsų žiūrovai ir klausytojai, labai smagu su jumis sveikinti su šitoj naujoj rubrikoje, nes mes pradedame naują dar vieną laidą čia Žmogaus institute, kuri, aš net neabejoju, bus labai vertinga, psichika ir menas. Ir šiandien mes analizuosime su gydytoju daktaru Julium Neverausku filmą Kaimiečiai. Ir prieš tai aš norėsiu pristatyti, kaip mes čia pasirinkom šitą, kaip nusprendėm tokį kelią ir kodėl pagalvojom, kodėl taip svarbu yra apie tai kalbėti ir kažkaip tai per meną nagrinėti ir žmogaus psichiką ir problemas. Bet prieš tai noriu gal pradėti nuo to, Juliau, kad labas, labai smagu, ačiū tau labai, kad prisijungiai. Ir norėčiau tavęs paklausti, tu esi labai gražiai pasakęs, kas yra geras meno kūrinys, ką jisai neša. Tai gal galėtų. Aš jau neatsimenu, ką aš esu pasakęs, bet pasakysiu, ką šiuo metu galvoju. Tai geras meno kūrinys, jisai turi nešti informaciją žmogui, kurios jisai nežino apie save, apie kitus žmonės, apie pasaulį ir turi būti taip priimtinai atnešti šitą informaciją, kad apeiti visas gynybas ir šitą informaciją turėtų idealiu atveju, aš viską sakau dabar spontaniškai, visiškai pasiruošęs ir šitą informaciją turėtų būti stipri, ne emociškai pagrįsta, emociškai įtraukianti dėl to, kad tai būtų stiprus poveikis. Ir kuo daugiau emocijomis stipriomis grįstų žinučių, tuo poveikis meno kūrinio yra stipresnis. Super, labai pritariu, pasirašau po kiekvienu žodžiu. Iš tikrųjų taip yra ir nuo pat antikos laikų jau Aristotelis kalbėjo apie tai, koks stiprus, jis kalbėjo apie teatrą, nes tuo metu dar kino nebuvo ir mažai apskritai kitų meno rūšių, bet jisai kalbėjo apie teatrą, koks stiprus tas poveikis yra, kad būtent apie tai, kad emocijas žmogus gali išleisti, čia Aristotelio žodžiai, susitapatindamas su veikėju ir kažkaip jo gali netgi sužadinti labiausiai užgniaužtas emocijas, labiausiai paslėptas, būtent tas priėjimas, atradimas, kažkoks tai katarsis, kurį patiria žmogus stebėdamas įvykis. Ir dar yra tas geras posakis, kad mokykimės iš ne savo klaidų, bet iš svetimų klaidų. Tai čia į tą temą, kad žiūrėdami meno kūrinį kažkokį tai, kuriame yra siužetas, tikrai, arba skaitydami literatūros kūrinį, arba filmą, teatrą, tai mes iš tikrųjų galim labai daug išmokti iš veikėjų linijų ir įvykių ir būtent tos, ir netgi yra tyrimų jau krūva apie tai, kad tenai kelia empatiją, žmonės moko visokiausių naudų neša. Taip, ir dar norėčiau paklausti, Juliau, kaip mums šovė mintis pradėti tokią rubriką, kuo tai galėtų būti naudinga mums analizuoti filmus, teatrą, kažkokius meno kūrinius? Dėl to, kad mūsų bendravimas su tavim yra grįstas dalinai menais, įvairiausiais menais, tai labai plačiai iš to žodžio prasme, dėl to, kad mes esame įsipareigoję parašyti bendrą knygą, dėl to, kad mes darom bendrus projektus, tai ir dėl to, kad aš dariau šitą rubriką, mes darėm Žmogaus institute prieš 5 metus ar kiek, ir man norisi padaryti geriau, negu mes darėm anksčiau, nes jau praėjo 5 metai, mes tapom brandesni, mes įgavom išminties, patirties ir galvojam atsinaujinę taip padaryti tokią rubriką, kuri tikrai žmonėms būtų įdomi, naudinga, stimuliuojanti, įkvepianti ir prasminga. Nuostabu, ačiū labai, aš tikrai vėl pasirašau po kiekvienu žodžiu, nes iš tikrųjų tokia ir yra intencija, pati didžiausia, ir aš tai net neabejoju, kad šitą rubriką atneš tikrai daug vertės. Ir jau tada prieinam prie to filmo, galbūt kai kurie iš jūsų jo dar nematėt, jisai yra LRT Epikoje nemokamai, jį galima pasižiūrėti.
tikrai nuostabus filmas, išverstas Kaimiečiai, lietuviškai, nors tikrasis vertimas būtų Valstiečiai, bet apie tai dar pakalbėsim, kad kodėl taip taiklu yra tas žodis Kaimiečiai ir jisai tikrai labai ten tinka. Vertimas angliškai yra peasants, tai tarsi valstiečiai, bet jeigu žiūrėti lenkišką filmo pavadinimą Chlopi, tai čia būtų daugiau kaimiečiai, negu kad valstiečiai. Toksai būtų. Taip, aš galvoju, kad mūsų lietuviai šitą filmą išvertė teisingai, jau nekalbant apie kitas prasmes, kurias šitas filmas neša. Taip, tikrai. Ir kalbant apie visą filmo raišką, šiaip, gal aš trumpai pakalbėsiu apie tai, kad kaip mes turėtumėm žiūrėti kiną, kad kinas su mumis kalba 5 kalbom. Jisai kalba su mumis per kameros, gal pradėsiu nuo to, kad jisai kalba su mumis per garso takelį ir tai, viską, ką mes girdime, kokį garsą, ir šiuo atveju ta muzika, raudos, liaudies dainos, jos ir jų žodžiai, ten tiek daug pasako jau ir tokią didelę žinutę neša tame filme. Ir apskritai, bet kokius kino filmus žiūrint, kartais galima, jeigu įsiklausai į garso takelį ir įsiklausai į tos, kokios dainos yra parinktos ir kokie žodžiai tų dainų, tai irgi priduoda tokios labai vertės, papildomos žinutės. Ir šiaip įdomus dalykas, mes aišku dar apie tai pakalbėsim, kad yra ir lietuvių liaudies, ir lenkų, nes tai labai yra susiję šiaip iš tikrųjų mūsų tas valstietiškas pradas ir kaip ir būdavo, kad jos yra raudos apie tai, kad turiu ištekėti, išeiti iš tėvų namų pas vyrą ir tai yra nelinksmas dainos, bet rauda iš tikrųjų, nes moteris yra, kaip ir šitam filme matėm, tarsi parduota, atiduota ir čia kaip Žemaitė kokia sakydavo į vergovę, kad jinai vergaus visiems dabar ta moteris. Tai garso takelis. Ir tada dar vienas dalykas, kurį mes čia visi šitam filme pastebėjom ypatingai, tai yra dailė kino. Tai yra tai, ką mes matome mizanscena dar kitaip vadinama, kaip viskas sudėliota, kokios spalvos yra, koksai yra kadras. Čia šito filmo, tai kiekvienas kadras yra tiesiog tu sustabdai ir gali atsispausdinti ir tai yra nuostabus paveikslas. Tai čia aišku ypatingai tai paveikia šitų kūrėjų. Toks pats filmas yra, dabar galvoju, kaip lietuviškai jis išverstas, gal su meile, Mylintis Vincentas. Taip, mylintis. Mylintis Vincentas. Kaip jisai pasirašinėdavo laiškus. Ir irgi labai gražiai taip išpieštas. Ir tai yra didžiulis darbas, o Dieve tu mano. Ir man atrodo, kad čia irgi dar yra apie tas, kalbant reikšmės, kad kiek daug yra įdėta darbo, kiekvieną kadro, jų yra 1000 filme, ištapyti aliejiniais dažais, rankomis ir jisai yra taip pat ištapytas, kiekvienas kadras, bet visiems mes daugiau, ir mes, aišku, su tavim tai kalbėsim dėl to, kad mes psichoterapeutai, ir iš tos pusės visiems daugiau kalbėsime apie siužetą ir vingius visokius ir apie psichologiją žmonių, bet ir visur kitur. Yra visą laiką paminima nuostabiai gražus filmas, bet visa kita nagrinėjama yra žinoma tema ir įvykiai ir siužetas, ir kaip ir tos mūsų Jagnos pagrindinės veikėjas labai taip temą nesinai. Dar noriu pridėti, Marija, apie piešinius. Tai aš pažiūrėjau informaciją, piešė 100 dailininkų 4 metus, nupiešė 40 000 piešinių ir sunaudojo 1350 litrų dažų ir yra 6 piešiniai vienai sekundėjai filmo. Tai yra kažkas tokio. Ir aš manau, kad tai vienas iš paskutinių tokių filmų greičiausiai, nes šiuo metu dirbtinis intelektas tą greičiausiai gali padaryti ženkliai greičiau, bet čia yra milžiniškas darbas, milžiniškas piešimo darbas.
Milžiniškas, iš tikrųjų, wow, ačiū labai, Juliau, kad pasidomėjai, tokie skaičiai, matai, aš sakau 1000, o iš tikrųjų 4000 piešinių ir dar daugiau eina savo. Tai va, bet apie tai, sakau, žmonės apie tai, kai rašo apie filmą atsiliepimus ir aš perskaičiau ten daugybę, tai sakau, nebent koks vienas sakinys, kad gražiai atrodo, arba gražiai nupieštas, bet visa kita tai yra jau apie siužetą. Ir įdomu yra tai, kad ta Jagna, mūsų pagrindinė veikėja, jinai irgi labai buvo meniškos sielos, gamino visokiausius, ten piešė, gamino, gražiai dainavo, daug talentų turėjo, bet apie jos vieną aspektą visiems labiausiai buvo viskas apie grožį, apie tai, irgi dar pakalbėsim, kad žinai, tas, viską nustelbiantis kažkoks tai vienas aspektas. Tai va, ir viskas, ir ką aš dar norėjau pasakyti, tai kameros rakursas dar kaip gražiai, bet čia irgi viskas įeina į tą vaizdą, kaip ten gražiai tie kadrai, tai būdavo ir iš arti, ypatingai kai didelės emocijos sukylančios, tai galima pastebėti, kad tas kadras yra toksai iš arti, nupieštas iš arti veidas, matosi veido mimikos. Taip, labai gražiai. Tai va, ir paskutinė ta kino kalba, tai yra būtent apie tai, apie ką mes kalbėsim, yra siužetas. Ir Juliau, gal galėtum pasakyti, kaip tau kilo idėja iš ko, kad būtent nes tu pasiūlei, kad galbūt šitą filmą aptartume, kaip tau, kas buvo tas cinkelis? Tai buvo tokie du mane paskatinantis veiksniai. Vienas dalykas tai yra filmas apie tam tikrus meilės aspektus. Čia mes aptarsim, o mes tavim tą knygą įsipareigoja užbaigti apie meilę. Tai vienas aspektas, o kitas aspektas yra socialinis. Ir mes dabar gyvenam tikrai tokiu laikotarpiu, kai tas socialinis aspektas, tas grupės, visi psichologiniai mechanizmai, jie pradeda labai ryškėti. Ir aš nenoriu būti blogas pranašas, bet jeigu sąlygos kažkokios kels mum iššūkių, tai tie grupės gali baigtis tokiomis tragedijomis, kaip tam filme parodyta, galbūt kitoj srity negu meilės srityje, bet galbūt ten dalėsim socialinių santykių srityje ir taip toliau, bet dėsniai veikia tie patys ir mes pristatysim, kokius dėsnius grupinius atspindi šitas meno kūrinys. Tai ir man atrodo, kad labai aktualu, kad žmonės atpažintų, kiekvienas mes atpažintumėm savyje tą kaimietį ir atpažintumėm ir savo grupėse, savo burbuluose, socialiniuose tuos kaimiečius ir ten labai gražiai parodo jų skirtingus charakterius. Ten viena moteriškė, aš dabar nežinau jos vardo, jinai pikta visą laiką buvo, susiraukus, labai iš tokių esu matęs ir savo gyvenime daug, ir net viešų gana žmonių yra garsių, tokių, nenoriu čia sakyti, bet kur labai panaši viena moteris su socialinės erdvės, ir ta aktorė yra savo pykčių ir savo susiraukimu ir dar kažkokiais tai ženklais. Tai aš manau, kad pats laikas šnekėti apie tai, pats laikas pažadinti žmonėse norą patyrinėti savo šešėlį, nes tas filmas yra apie šešėlį mūsų ir tai, kad mes būtumėm saugesni. Nes kai prasidės šitie mechanizmai, arba jeigu prasidės šitie mechanizmai, nei vienas nebus saugus. Taip, tai laikas yra žiūrėti, matyti, suprasti ir veikti išmintingiau. Tikrai, žinai, turbūt patį svarbiausią aspektą, vieną iš pačių svarbiausių aspektų filmo palėtei apie tą grupę ir jos pavojų, tą masinį mąstymą. Bet eikime taip po trupučiuką ir prie to dar prieisim ir labiau panagrinėsime. Galime galbūt pradėti nuo pagrindinės veikėjos ir aptarti jos asmenybę. Kokie tau pasirodė, Juliau? Kokie tau šauna apibūdinimai? Man pasirodė, kad jinai biologiškai apdovanota buvo, įvairiais aspektais. Vienas aspektas yra aistringumas,
kuris tikrai nebuvo kažkoks tai labai stipriai išreikštas, jisai kaip tik buvo galbūt kontroliuojamas, reguliuojamas ir taip toliau, bet ten matėsi net pradiniuose filmo kadruose jo žvilgsniai, va, kad tu pasakoji iš arti, kai buvo pateikiami šitie piešiniai, tai jos tam tikri niuansai ir signalai siunčiami į aplinką.